Ženklas Lietuva. Kaip matot, lietuviška vėliava, raudona, žalia ir geltona spalva. Skrybėlė nori pranešti jums, kad orai pas mūsų 16+. Pats laikas su jumis pasikalbėti. Sponsorius parodys mums, pristato mūsų geras sponsoras Italija. TSL. Italija 4 žvaigždučiai. Ciao, Italija. 32 dūmai, kaip 32 kalendoriai dienai. Google HD Android. Minutėlė buvo reklama, o dabar pasikalbėm. Laidoje mūsų bus kalba apie Baltarusiją. Kas vyksta Lietuvoje į pasaulį. Dar nepažiūrėjau žinias, ir man paukščiukas atskrido ir atnešė žinią. Ką Lietuvoje padidėja daug nusikaltėlių, kurie ieška žmonos žadėtas Belarusijai. Vienintelis aš žinau, skrybėlė jūsų. Kaip bendrauti su Rusija, kaip bendrauti su Lietuva, kaip bendrauti su Baltarusija ir net su žmona Vladimiru Zelenskiu Ukrainai. Noriu pasakyti, kad yra sučiuptas Mantas, Lietuvos pilietis. Buvo padirbti popieriai. Aš užaugau nuo vaikystės čia. Aš atvažiavau šitą šalės ir gerai aš žinau kultūrą. Žinau, kaip su žmonėms reikia bendrauti. Jeigu ieškat užsienį pinigų, aš iškart sakau, jūs nerasit. Todėl, kad dabar kas vyksta, pasižiūrėkim. Blinovską pasadina, kiti nusikaltėliai, kurie nesusiję pinigais, bandė tai padaryti. Irgi jau pas Dievą. Milijardieriai irgi skęsta. Pastebėjo, kas stebėjo Pavelą Durvovą Emiratuose. Stebėjo iki tol, kol jie nepasadina lėktuvą ir nepriverčia atvažiuoti į Prancūziją. Aš žiūrėjau Makronas, aš žiūrėjau, kai jis atsargiai tai viską daro. Jie žinau, kai jisai dar nepasadina, jisai labai gerai mąsto. Aš žinau, kai jisai atvažiavo į Lietuvą kalbėti su Tikhanovskaja, nežiūrėdama tą, ką Sergejus yra kalėjime. Jisai suprato, ką vaikai jos yra Vilniui. Ačiū Lukašenkai, kai jis irgi pasirūpina taip suprutu. Daug bendrauju su Baltarusija, iš 3 šalių merginas Baltarusiai pačiai geriausias. Todėl, kai jis vadovas taip išauklėja moteris, kad net aškumą turiu Baltarusijai Šiauliuose. Krikščiau dukterėčią, kuris sutapo 18 metų, kada pakrikštinau Petropavlovskąją bažnyčią. Įkūma iki šiol laikėsi, niekados neapgavo, niekados blogo nepasakė. Akreipkit dėmesį, kiek skirybių pasauly. O taip, turėkite omeny, pagalvokit. Dabar, kas vyksta su Mantu, jis jas į kalėjimą tikrai su padirbtų pinigų. Seimo aš laikau ryšį nuo Šilutės iki Vilnių
350 km. Įsivaizduokit, visą Lietuvą reikia važiuoti, kad iki Baltarusijos sienos. Nuo Kaliningrado iki Baltarusijos sienos. 350 km visa Lietuva. Ir aš iki šiol protingai ilgiuosi, kad dar nesu nubaustas, o viską bendrausiu su Seimu. Tai gali pasakyti Skvernelis, buvusi policininkas. Viską stebina, viską darydavo. Daug dariau reklamos jaunimo auklėjau Rusijai su viena mergaitė nuo 16,5 metų, kol jinai mokinukė buvo. Norau pažiūrėti, Putinas pradėjo kišnagus. Aš galvoju, kad jis sąžiningas. Jisai galvoja vienam žmogui padėti. Visi vaikai mumis augina, visi mumis maitina, visi man drabužis. Niekas neprašė, kad pinigus, kad gražintų tėvam vaikai. Niekados negirdėjau. Tai įsivaizduokit. Tai jeigu aš išauklėjau mergaitę 16,5, norėjo, kad baigti mokyklą sąžiningai, kad nebūtų išprievartauta 18 metų, kaip tai buvo 90 metais. Jeigu prašo darbą, tai turi gulti lovą ir kad dar pagimdytų. Ir dar neaišku, kas jie laikys ją darbę ar ne, ar išvarys. Tai Putinas sugalvoja visą klasę į abiturientus universitete, kad aš jų investuotų. Tai jis uždarė mano labui Baltic Share, kur sesija jau 2 metai vyksta nuo padidinimų pajamų mokesčių. Tai ką aš dabar girdžiu? Vilniuje pasadina mantą. Taip pasakė, kad reikia ieška žmonos, siūlo jam rasti Baltarusijoje. Kas tai darėsi? Paaiškinkit man. Kas tai darėsi? Aš kaip Baltarusį žinau. Aš Ukrainą matau, kas vyksta. Baltarusija aiškiai pasakė, buvo toks betvarkės, kuris ne karas. Lukašenkas su kumščiu davė ir viską sutvarkė. Tai dabar pakliuvo Pavlas Durovas į Prancūziją. Kas vyksta? Rusija apgaudinėja iš tikrųjų visas. Taip pat daro Kubilius Lietuvoje. Pensininkus sumažina. O pažiūrėkit, kas Putinas padarė. 90 metais, kada Putino nebuvo, išrinko Gorbačiovą, padarė perestroiką. Išrinko Jelciną. Pragėrė Rusiją. Putinas sunkiai, jis išėjo, o paskui jisai pradėjo lepintis. Jis paleido į Prancūziją oligarchą Pavlą Durovą ir nepagalvoja, kad jisai turi pinigų. Tegu rakas būna Rusijai. Nieko nesakau. Jisai gali dirbti tą jų verslą po visą pasaulį. Telegram. Tai vot, dabar kas bus? Putinas negražina, kaip ir visi prezidentai Rusijai. Kas žlugo 90-ais, kas investavo MMM, akcijas, obligacijas, fondų, rinkai, viską, kad investavo. Kad mama mano galvoja išauginsiu vaiką, investuosiu pinigėlių. Net mamos mama, mano mačiutė, Ukrainai, irgi prarado pinigų. Kas darės? Aš jas nusiatstovau į Estiją. Tak Putinas paėmė, pasinaudoja, kad tuo metu, kad verslas žlugsta, jisai paėmė visus pinigus nušvarė į Rusiją. Taip toliau. Kas jų gražins?
Dabar Europos Sąjunga padarys taip, kad pinigai grąžintų per Prancūziją, per Makroną. Aš matau, Makronas skrybėlę jau žino. Mes Europos Sąjunga, mes turim laikytis. Visos šalės Europos Sąjunga turi laikytis. Aš nemanau, kad gaunat jūs spaudimą nuo NATO, Amerikos. Nu dabar žemė sukasi į priekį dar greičiau ir vis tiek sustos į vietą. Tai gaunasi, kad Zelenkis padarė kvailystę, jis prarado sočių pinigėlių savo būstui. Dabar Makronas paims tos pinigėlės, išdalins Europos Sąjungai. Nu, Europa gal tikiuosi padarys sprendimą. Iš pradžios nukreips į teismus, tegu grąžina už Tarybų Sąjungą visus, kas prarado pinigų. Aš neprašau savo vienam. Tai yra bus kyšis. Tegu Europa taip paskirstyti tą telegramą, kad jisai dirbtų visą gyvenimą. Jų nereikia, negalima stabdyti. Iš tos pinigus, kurie pasiėmė Rusijai, negali grąžyti, reikia jų grąžyti į Europą ir padalinti sąžiningai. Zelenskis nebūtų kariavęs. Nekados. Todėl, kad aš jau žinau, kaip visą įsispausti ant tiek, kad jau Rusija jau šneka ir tu viską prašnik. Ir vėl tą patį vietą grąžina, ir vėl tą patį kartuoja. Aš tikiuosi, kad Europos Sąjunga kartu su Lietuva padarys teisingai sprendimą. Dabar aš noriu pasakyti, koks žmogus nebūtų, su pinigais ar be pinigų, jisai negali palikti valstybę, kur esa patriotas savo šalį. Šalia mane vėlių. Kodėl negali? Jeigu žmogus 18 metų duoda priesaką kariuomenį tarnauti, net NATO šalis, aš daug tokių šeimų pažįstu, kur ne vienas kariškis neatvažiuos į Lietuvą, net turėdavo ar meilučių, ar žmoną. Vis tiek santykiai jie ant jo nusitrauks. Visada moteriai reikalaus daug pinigų, jeigu neduoda vyras, reikia skristi, tada galvos pašalpą iš valstybės gauti. Tai ir panaudoja viena moteriškė iš Lietuvos. Tik nenoriu sakyti, skriausti žemę. Mes kartu užaugom, jie tokie pat metų kaip mano sesutė. Sesutė kaip buvo? Mokinasi Kaune, baigė mokslus universitete. Sakau, parodyk, kad tu pati uždirbai tą pinigėlį. Jinai žiūri mane, nežino ką sakyti. Sako, kaip aš tau įrodysiu? Tai praėjai kažkiek laiką, susirado lietuvį, išvažiavo į Angliją. Tai jinai baigė mokslus aukštoje. Antra, kad įrodyti, kad jinai pati išmoko. Ne viena mergina nenuvažiuos be tėvų, viena, nepasakytų tėvais į užsienį, kad paskui baigti mokslus, įrodyti, kad jinai sąžiningai baigė mokslus. Tada aš jau pasitikėjau. Nu, aišku, aš ją sutikau tik atvažiuoti tik tada, kada jinai ištikėjo kartu. Tai dabar grįžtam, nu dabar aš po to susiradau kūmą, mes 18 metų gyvenam Šiauliuose, pakrikštėm vaiką. Tai 18 metų mes sutikam 2024 metais. Ačiū kūmai, kad mane paklausai ir sutikai būti mano kūmą, iki šiol sąžiningai mes bendravom. Dabar mes grįžtam į Vilnių, į Baltarusiją. Aš daug žinias klausiau ir Baltarusijos žinias, į Rusiją, buvo sukurti daug klaidų. Susidūrė su tokia naujiena,
Yra tokia vedėja Baltarusijoje, Ksenija Lebedė. Ksenija Lebedė, aš kreipiuosi pas jūs. Kokią žmoną jūs prižadėjot lietuviai? Prašau atskaityti, pasakyti per žiniasklaidą LRT. Aš jūsų gerai žinau. Nebūtų žinojęs, nekreiptus pas jūs. Ir aš noriu pasakyti, kad taip matėsi, kad verslai žlugsta, viskas sienos susidara. Aš kaip pagėgęs mokinaus iki 4 klasių nuo 0 klasės, pradžioj į darželę vaikštau lietuvių, iki 4 klasių. Paskui aš peršokiau vieną klasę, 4 klasės tai buvo 0, 1, 2 ir 3. Paskui 4 klasę peršokiau, vietoj 10 klasių padarė 11 klasę. Ir Sovietskį peršokiau vieną klasę ir baigiau per 5 metus 9 klasės. Aš gerai žinau kultūrą, aš gerai žinau į Lietuvoje kultūrą, ir paskui grįžau, aš jau baigiau Lietuvoje profesinį su kompiuteriu Kaune ir dar pasimokinau, dar 3 klasės vidurinį baigiau. Nu, profesiniai irgi reikalingi, tik tai, kad aš nežinau, galima skaityti, kad esu buvau baldininkas, todėl, kad aš esu 3 kategorijas turiu: stalių staklininkas ir dailydžiai. Kada aš perėjau į baldus, tam egzaminus reikia laikyti, nu aš mokyklą nebaigiau. Galima užsiskaityti, kad aš tam turiu diplomą ar ne, nežinau, čia jums spręsti. Aš turiu tik pagal profesiją. Tai jeigu jūs mane vadinat baldininku ar prašot mane grįžti, jokių būdų aš jau negrįšiu. Po COVID-19 aš jau negrįšiu. Turiu su kompiuteriu. Išmokau Kaune mokinaus germe. Ir aš tam su kompiuteriu. Dabar esu tikrai investuotas. Aš moku skaičiuoti, aš dalinuos pinigais, tik aš neimu valstybinius pinigus. Todėl, kad valstybinis pinigai naudotis reikia aukštą baigti. Be aukštosios valstybinius pinigus kreditus negalim imti. Dėl to aukštosios išsilavinimo baigia tie, kurie prileidžia skaičiuoti valstybinius pinigus. Todėl, kad už kiekvieną kreditą, kurį duoda Europos Sąjunga portfelį, jų reikia gražinti. Čia nėra taip dovana, čia yra kreditai. Ir po to tik tai per 20 metų aš taupau pinigėlį iš atlyginimo. Jeigu gali paskaičiuoti, jeigu po 1 eurą kiekvieną mėnesį atidėti, galim padidinti, pavyzdžiui, jeigu atlyginimas didėja kažkiek tai kasmet, tai lygina su infliacija, jeigu tą sumą, ko valstybė skyrė, tą taupyti, ar tą pinigėlį, kur yra mažiau, pravalgyti, o tas procentas gali per 20 metų sutaupyti. Jie galim investuoti bet kur, ar pensijų fondą, ar akcijas, ar obligacijas, čia kiekvienas žmogus turi žiūrėti, skaičiuoti kaip geriau. Jeigu prakerti, bėgioti užsienį ten, kur daugiau užsidirbti, nu, vienas čia kelias niekur. Tai dabar, ką aš noriu pasakyti dar? Dar kreipiausi į Kseniją Lebedę. Ksenija Lebedė. Aš turiu kūmą Šiauliuose, Petropavlovskoje cerkvė, lietuviškai bažnyčia. Jeigu nori kreiptis pas lietuvių, tu dirbi žiniasklaidai, tau bus lengviau. Susisiek su Lukašenka iš pradžių. Nesikiškit Tikhanovską, jinai eina ne tų kelių. Susisiekit su bažnyčia Šiauliuose.
Ten yra mano kūmo Olė. Aš Serioža, a jinai Olė. Ir pasikalbėkit iš pradžių. Jeigu reikia, mes susitiksim, aš duosiu interviu. Jeigu norėsi. Nu, aš prašau vienintelis. Dabar, kaip vyksta nesąmonė Lietuvoje į pasaulį, yra mergaitė, nu tikrai gerai mokinasi, daug aukštus išsilavimą baigė, Ksenija Nečiaeva. Tai paimk ją už ranką ir atvažiuok, kaip priklauso, į Baltarusiją bažnyčią. Todėl kitų pravoslavų bažnyčių jau neberasi. Ir vienintelis kelias tai yra per kūmą. Jinai turi 3 brolius. Mes gerai draugavom, mes gerai pažįstam jau. Neapgaudinėjom, mes viskas sąžiningai. Tėvas jos buvo buvusi kunigas. Nu, jisai krikščia mano dukteriečiai. Mes jau kaip giminė. Daugiausiai būna, kad Lietuvoje, jeigu ženysis, jie nori viską turtingai, daug gražiai pasiruoti, nueiti į barą, nu, vienu žodžiu, antrą čigonį. Jie nori viską taip gražiai. Nu, čigoniai kažkiek tam moka susilaikyti savo taborą. O vat lietuviai nemoka. Ir jie pragyvena kažkiek tą metų, reikia pavyzdžiui nuo čigonų. Reikia mokėti į senatvės sulaikyti savo šeimą. Ne tik pinigai, reikia į pinigus kreipti dėmesį. Ai, žmogus kaip jis kalba, į dušą, kad pasitikė. Ir tada, kada susibūrios tos atmosfera auros, tada bus šeimoje gerai. O kol kas Lietuvoje pagyvena daug metų ar kelias metais, dovanoja tėvai butą lietuviams, o po kelių laiko, ar čia mano mamos butas arba namas, a tu vyrai eina pas notarą pasirašysi, kad tu nepretenduoji į tą butą. Tai kam tada gyventi santykių, jeigu kiekvieną merginą lietuvaitį, kur vaiką paklausiu, sako, kas tavo tėvo? Klausk spam. Pas mamą 5 vaikai ir skirtingi vyrai. Nu kaip su tokia vaikais Lietuvoje reikia kalbėti ir bendrauti. Tai va, tai tuo metu taip ir gaunasi. Tai vieno žodžio, vienintelis kelias, jeigu norit su manim pasikalbėti, sienelėlį. Jeigu iš tikrųjų ten jie radot lietuvių žmoną, tai imčiuk už ranką Kseniją Nečiaevą ir keliauk į bažnyčią iš Šiaulius. Mes sutiksim. Nu tai turi būti protingai. O viską kita, tai yra nesąmonė. Kur jūs nuvažiuosit, kur jūs keliausit po visą pasaulį, visada bus blogai. Aš kiek lietuvių sakiau, kurie išvažiavusim, sako, mes grįžtam, tu teisingai sakai, tai nėra gerai. Tai reikia nuo mažens pradėti iš vidaus. Ir atkreipkite dėmesį, vyras, kuri davė priesaiką, ar jisai netarnauja, jisai negali išvažiuoti į užsienį. Jis vis tiek paklius. Nežinodavo kalbą, nežinodavo kultūrą. Kažko tu vis tiek apsižioplins į gyvenimą, tam nebus. Jie kreipkite dėmesį, kada filmavo tokius filmą, aš tiksliai jo nežinau kaip pavadinimus, aš žinau, rusų laikais. Yra tokie filmas, kada sadina merginą pas vyrą, iš rusiškų filmų aš pasiėmiau. Pasadina, supažindina, o po to tą vyrą išvilioja. O reikia prisiminti, kaip tas filmas vadinasi. Čia vadinasi Patsavnaja utka. O taip gaunasi su Mantu, kuri dabar bus teismas Vilniuje, kad jis papuolė Baltarusiją. Po to dar yra filmas
Гості із будущего. Svečiai iš ateities. Alisa Seleznova buvo tokia vaidina aktorė. Aišku, jinai jau užaugo, jau turėjosi graži moterį. Nu, jinai, jeigu kreipsi dėmesį, tenais buvo siena. Ateitis, ne? Siena atsidarė, kada baigėsi tas filmas. Taip gaunasi su Lietuva. Iš pradžių mes priklausom nuo Sovietų sąjungą, sieną atidarė, ne? Kas laukia mumis už to ateitį. Ir taip gaunasi muitinė, kur padėmūnė Lietuva į Tilšis, ne? Taip pat sieną atidarė, Tarybų sąjunga žluga, į Europos sąjungą pakeliu mes stojim. Ir dabar ateina laikas, siena užsidarys. Ir gaunasi, kad aš papuoliau tokį laikotarpį, kada man į užsienį nereikia važiuoti. Siena atsidaro laikas, ateina siena susidaro. Ir aš negaliu, ir dabar taip gaunasi, kad aš negaliu į Rusiją atvažiuoti, per sieną kirsti. Todėl, kad aš esu lietuvis į pilietybę. Turėti pilietybę daug yra nesąmoniška, sakau. Užteks pažymėjimą gauti, kad tu gyveni su žmona, lankai, arba žmona turi gali greitai pragyvenimo vietą. Antrą pasą, tai yra nesąmonė. Tai nieko gero nebus. Aš prieš visada būsiu pilietybės, net aš daviau savo šįmet 2024, kad už dvigubą pilietybę, nors Seimas atsisakė tą pilietybę, nepritvirtina. Tada reiškia, aš supratau, kad keisti pilietybę savo, nesvarbu, ar esi kokios šalies, turėk vieną, jeigu tu su viena tave gerbs nesvarbu. Turi ten daug pilietybę, ar tu vienas. Nu, vienas tai yra gerbė. Jeigu davai priesaigą gyventi, tau į kariuomenį priesaiką nereikia duoti. Todėl, jeigu žmogu pasitikė, tai, man atrodo, kiekvienam slingiu, kad sektų daug toliau. Nu, šiek tiek aš norėjau pasidalintis. Durys susidarė, siena buvo už durų užmūryta. Mes dabar turim prisitaikyti, kad mes esam jau Europos šalies, kitam laikotarpiu. Tiek aš norėjau su jums pasidalinti. Su jumis buvo Skrybėlė. Ačiū už dėmesį, saugokite savęs ir būkite laimingi. Sudie. Sponsoris pristato. Italija, TSL, Android 32 дюймai televizorius. Čia yra dovana. Aišku, ne jums, tam, kad prižadėtum. Jie lauks dar keletą mėnesių iki žiemos. Nu, kada šalna ateis, man atrodo, nuvežti būtų patogiau, kada šilti orai. Nu, nuo to. Dėkui Italija. Italija dabar mūsų partnerė. Jinai pakeis Rusiją. Ačiū už tai Italijai, kad jie nenori kišti nagus į karą. Tai man parodė į televiziją nuomonę Italiją, kai pabuvo Ukraina. Jis suprato, kad geriau nereikia tenais kištis. Kištis nereikia tik dėl to, kad nieko gero nebus. Nu, Italija, aš noriu jums pasakyti, tikrai pas jūsų ateis potvynis Venecija. Daug laikotarpio aš tai stebėjau. Dabar atėjo į Lenkiją į kitus šalis.
Tikrai tai yra baisu. Aš investavau nemažai į jūsų šalį. Nuo vieno žodžio, trūksta žodžių dėl Estijos, daug padaryta klaidų. Aišku, aš tam prarasiu. Noriu, nenoriu, Rusija neis bendradarbiauti jau, aš jau tai supratau. Vienintelis dalykas, ką aš norėčiau, aš supratau dabar, kad dėl potvinių jis negali tai sutvarkyti. Venecija buvo ne pirmus metus potvinis. Tai reikėjo gerai pasiruošti. Aš jau prieš 2 metus matau jūsų ekonomiką auga, kada aš pas jūsų atėjau. Labai prašau įsaugoti tos pinigus, nebūti kaip rusai, kad būtų išaldinti ir pavogti. Jeigu ką norisit praneškit į Seimą Lietuvai. Mes pagalvosim. Aš dirbu tik per Seimą. Spikeris, aišku, tam juokaus, gali juokauti, ką jis nori. Nu vis tiek priklausys nuo manęs. Skrybėlių neleis apsileisti ant tiek, kad būtų kvailystė. Kaip užblokavo Facebooką, kaip rusai užblokavo YouTube, tik dėl to, kad man per radiją Sputnik pasakė, kad mes jau turim knopkę, mes kada reikia išjungsim. Ir ką jis, bet man paskambina vienas ruselis, sako, kad mes dirbam po visą Europą. Sako, mokėk $3 YouTube. Tu tau gaila. Matot, kas vyksta. Bet YouTube tai nėra rusiška laida. Kodėl Amerika neprašo? Kodėl aš turiu mokėti už YouTube? Tai aš investavau į telekomą jūs, Italija. Tai aš geriau jums pamokėsiu. Tai jūs man bent pajungsit telefoną kažkada, ne? Tai vienintelį aš nupirkau televizorių. Aš pabiškai perėjau pas jūs. Tai ačiū už tą. Aš pasižiūrėsiu, kaip jisai veikia. Pačiu pažiūrėsiu. O paskui žiūrėsiu, ar dovanoti, ar nedovanoti. Čia keletų reikia patikrinti, kad nebūtų kaip Sony. Atvažiavau į parduotuvę, pasiėmę, atvežiau namo. Pažiūriu, tas, dar parodysiu. Visas stiklas pabraižytas. Va tau Sony užmiga, gavau grąžinti. Tai vienintelė, kai Italija. Kodėl aš kreipiau jūsų dėmesį? Aš nuo vaikystės labai domėjaus apie jūsų šalį. Buvo viena šeima, dabar iš Chabado išvažiavo, 92, kaip žlugo Tarybų sąjunga. Jinai italiano dainą daug klausė. Turim kasečių, tada turėjom, jie labai, kaip mes Italiją įsimylėjom. Paskui aš kažkaip to jo dabar šio laikotarpiu, nesenai prieš 2 metus jūsų įsidapėjau, žiūriu YouTube apie jūsų šalis, ką tam saka, pasakoja kiti žmonės, tenais viską rodo. Jie kreipiau dėmesį, kad jums reikia padėti su investavimą, kad jūs biškį atnaujintų savo filmus gražiai sukurtas. A visus pas jūsų tos fasadus namus reikia kur padažyti, kur restauruoti, tie gydai rodė. Ir taip nuspręsti, plėsti. Aš labai laukiu jūsų Vilniui arba kitur. Įkurkite darbo vietą. Aišku, jūs ne Apple tą telefoną kūrimas, kad padaryti taip aukštai kilti jūsų telekomas. Nu, pabiški, palaipsniui, pasieksim. Aišku, Apple galėtų padaryti prie sieną saugoti, čia jau Amerikonai, nors Amerikai Lietuva draugauna, nu doleriai jie nepripažįsta. Nėra pas mūsų doleriai. Tai su Apple čia galima dar pasiginčyti. Nu, su jumis reikia bendrauti. Aš dirbau Baluose, buvo atvažiavo vienas Italija. Vyrukas renka staklis. Aš tu atidariau telefoną, žodyną
jam diktuoju, rašau, jisai, aš tą italį nežinau, rašau, jisai skaito. Mes taip susidraugavom, jis net taip maloniai sutiko, pabendravom. Tai vienu žodžiu, net pas mūsų, net meistras Ašių Dainių, tai jis net nupirka pizzą. Taip mes patšventėm, buvo tokia gyrė, čia rusiškai kvas, be alkoholį, negalim pas mūsų darbe. Ir mes apšventėm tą dieną atvykimą Italijos žmogaus. Aš pasižiūrėjau, jis labai sąžiningai. Jis surinka gražiai staklės, mes dirbau dar su juo daug metų, su tų staklės. Nu, aišku, kol nesužlugo tas visas COVID, kad visi ieška darbą jau nuo darbo savarankiškai, nuotolinį darbą. Taip aš pagyvenau, aišku, per 20 metų aš biškį pinigėlį nemažai susitaupau, aš nepradėjau kreditus, kurie reikia už būstą kreditą, čia prieš tai aš buvau įsigijęs, ėmiau kreditus, tai aš jų gražinau laiku, viską deklaruota ir. A viską kitą, aš matau, nereikia tenais eiti, imti kreditą, čia reikia baigti aukštą, kad valdyti valdiškas pinigas, taip supratau. Aš baigiau 12 klasių, čia jeigu norės Seimo nariai, jie taip ras man darbo vietą. Man nereikia. Per 20 metų aš sutaupiau pinigų, pradėjau investuoti, gaunu dividendus, aš viską pasakoju. Aišku, pradėjau rusų studentai pavydėti, pradėjau uždarinėti kažkokius programus. Tai obuolį nepatinka, su opelį maišą. To ten zuikis netoks, to vilkas kitoks. Nu, vieno žodžio, trūksta žodžių. Tai vat, tai vieno žodžio aš ant galą taip pasakysiu. Kad aš paėmiau, kada reikėjo dirbti nuotoliniu būdu, aš taupiau fonde pensijas. Aš perėjau iš Swedbank, aš žinau, kad Swedbank neleidžia rusiškas. Aš matau, jau paaugas, tai supratau. Įsukūriau savarankišką versliuką, kurią aš baigiau ne mokyklą, čia jau biškį kaip čiutlinė koledžas. Kursus aš baigiau Word, Excel, Windows 98, 1998 metais Kaune Geri. Ir po to aš išmokau skaičiuoti, aš taip toliau sutaupiau pinigėlį. Iki šiol, kada išeidavau iš darbo, aš, kad nenutrūktų stažas, aš paėmiau, atidariau savarankišką bankė sąskaitą ir moku tam pensiją fondą. Iki šiol stažas man eina. Ir aš noriu padėkoti Lietuvai, kai jie mane suprato. Ką galėsiu, aš jums padėsiu. A Kubiliui dar su Skrybėle kalbės. Tikiuosi, panas skaita Europos Sąjungas, bet taip portfelį neduoda. A skolų turi, pensininkai turi skolų. Kada konvertuoti reikėjo buvo euras, padarėt. Ką padarė? Žmonėms sunkiai gyveni. Patikėkit, tuo metu buvo dar sunkiau negu dabar, kas vyksta Ukrainai. Lietuvoje tai geriau, pinigėlį reikia ne į krizę nurašyti, a jo laikas išmokėti, a nelaukti kaip su 90-ais iš Putino. Kaip Putinas, tai jis irgi nenori gražyti. Geriau, jeigu žmonės išmirš, tada reikia mažiau mokėti. Tai gal iš vis nereikia. Tai va, Kubilė, pagalvokit, nedarykit klaidų. Kad paskui gubirangas neteitų pas jūs, bet pažiūrėkit, kad su oligarchais.
negerai pasidarė, kur nuskendo jachtoje. Pasižiūrėkit, kas darėsi tie, kurie nori pinigus užsidirbti. Viena schema tą patį. Bet paprasta schema. Tai paimkit iš savo pinigėlį, tai investuokit. O ten nieks neapsaugoja. Tai yra blogai. Nu, tiek vieną noriu pasidalinti. Nu, Skverneliai noriu pasakyti, sužlugdai mūsų partijai teisius teisingumus. Tai dabar žiūrėsiu, kaip dirsi pats, kaip dirba policija. Visus klausimus, kurie neaišku, rašykit komentarais, įkreipkite į Seimą. O policija toliau tarnaukit labui savo žmonės, savo tautai. Ačiū už gražią vėliavą. Tik tiek aš noriu pasidalintis. Visiems linkiu visą geriausias. Sudie.